Yra naudojamas pagrindė kardiologijoje, irgi išmetamas pilkos spalvos vaizdai ir mes turime judesio vaizdus. B režimas dažniausiai su kuo mes susidurime, tai tas dvimatis mūsų režimas, su kuriuo ir dirbame. Naujesniuose aparatuose yra B tėkmės režimas, nenaudojant spalvoto doplerio, galima irgi įvertinti kraujotaką. Ir dopleriniai režimai, visa grupė doplerinių režimų. Jų mes irgi turime daug ir visus mes juos naudojame. Vienas iš jų tai yra jėgos doplerinis režimas, kuris atspindi grinai judančios medžiagos amplitudę, intensyvumą. Dėl to jis yra 3 kartus jautresnis negu paprastas spalvinis dopleris ir tinka mažom struktūrom mikroviskularizacijai vertinti, pavyzdžiui, inkstų parenchimai. Turim paprastą spalvinį režimą, kuriuo mes galime vertinti tiesiog kraujotakos kryptį į daviklį, nuo daviklio, ar iš vis yra ta kraujotaka mūsų dominančioje struktūroje. Nuolatinis bangos režimas. Turime dažniausiai pats prietaisas, iš ko yra sudarytas iš daviklio, kuris siunčia impulsus, ir daviklio arba priėmėjo, kuris tuos impulsus pagauna. Tačiau principas pats šito veikimo yra toks, kad informacija ateina beveik iš viso gylio, kuriame perduodami ultragarso bangos. Tiesiog, kaip pasakyti, reziumuojant, mes gaunam visą informaciją ultragarsinės bangos kelyje. Pulsinės bangos režimas, žymiai galima sakyti geresnis režimas, kadangi mes galime fokusuoti, iš kurio gylio, iš dominančio gylio, mes galime gauti kraujotaką, įvertinti kraujotaką. Ir audinių doplerių režimas, irgi naudojamas kardiologijoje, tiesiog vertinama širdies sienelių judesiai. Taigi, galėčiau jau ir reziumuoti, kas yra apskritai ta duplex sonografija. Pagal užsienio vadovėlius, tai yra tiesiog paprastas B režimas ir paprastas pulsinės bangos režimas. Sudėję šitos 2 režimus mes gauname paprastą duplex sonografiją. Triplex sonografija mes turime 3 režimus. Yra B režimas, pulsinės bangos režimas ir spalvotą režimą. Taip mes turime triplex sonografiją arba, kitaip tariant, spalvinę duplex sonografiją. Čia tik tiesiog trumpesnis pavadinimas. Taigi, apie ką aš trumpai kalbėsiu, apie spalvinę duplex sonografiją ir kalbėsiu tik tais apie spalvinį režimą ir pulsinės bangos režimą. Apie B režimą tiesiog nesinori šiandien kalbėti. Taip, kas yra tas Doplerio efektas ir kaip jį galima paprastai paaiškinti? Turime daviklį, kuris siunčia ultragarsinės bangas, turime objektą, nuo kurio atsispindi šitos ultragarsinės bangos ir mes registruojame atspindėtas bangas. Jeigu išsiųstas bangos dažnis yra toks pat, koks yra atspindėtas, mes nieko neregistruojame. Dažnių pokyčio nėra. Kaip yra su judančiais objektais? Jeigu šiuo atveju, kaip pavyzdys, eritrocitas juda link daviklio, mes turime dažnių pokyčius. Jeigu objektas juda link daviklio, vadinasi, mes galim registruoti didesnį dažnį. Ir atvirkščiai, jeigu objektas juda nuo daviklio, mes registruosime dažnio mažėjimą. Šitas Doplerio pokytis mums yra svarbiausias. Na, čia yra formulės, kurių aš tikrai nenoriu daug naudoti. Tačiau be Doplerio dažnio pokyčio mes negalėtume išmatuoti kraujotakos. Be to, be šito Doplerio dažnio pokyčio yra dar vienas svarbus faktorius, tai yra Doplerio insonacijos kampas. Prie visos šitos formulės prisideda dar kosinuso reikšmė. Principas yra labai paprastas. Jeigu mes turime 90 laipsnių kampą tarp kraujotakos tėkmės ir mūsų daviklio, mes paprasčiausiai neregistruosime jokios kraujotakos. Ir atvirkščiai, jeigu kraujas teka tiesiai į daviklį, tiesiog ties 0 laipsnių kampu, mes išmatuosime idealiausią kraujotaką.
šitoj diagramui pavaizduota yra, jeigu mes keisime, šiek tiek bus paklaida insonacijos kampo ir riba nebereikalo pasirinkta ties 60 laipsnių, kadangi viskas, kas yra daugiau negu 60 laipsnių, mes turime didžiulės paklaidas kraujotakos matavime ir dėl to visur priimta, kad daugiau negu 60 laipsnių jau kraujotakos matavimai neturėtų būti atliekami. Taigi, supaprastinant, turime keitiklį arba daviklį ultragarsinį, odos paviršių, turime kraujagyslę ir pulsinės bangos matavimo priemonės. Turim 60 laipsnių, viskas idealu, išmatuojam kraujotaką, visi patenkinti. Kas yra, ką daryti tokiais atvejais, jeigu turime 70 laipsnių kampą, didesnį kampą, paprasčiausia, vienas iš paprastesnių sprendimų, tai yra tiesiog pakreipti šiek tiek patį daviklį, kad mūsų matavimai būtų pasiektas 60 laipsnių. Dar vienas svarbus faktas, kad čia būtent galbūt be pradedantiesiems, kad galima išgauti be abejo 60 laipsnių kampą ir kitais metodais. Tačiau noriu atkreipti irgi svarbu dėmesį, kad Doplerio vartuose esanti šita linija, šita mėlyna spalva pažymėta linija niekada negali, kaip pasakyti, būti priešingai negu kraujagyslės pati kryptis. Visą laiką šita linija turi būti idealiai atitikti kraujotakos kryptį ir būtent orientuotis pagal kraujagyslės eigą. Taigi, turime B režimą, turime pulsinės bangos matavimo priemonės, mes taip gaunam kažkokią tai kraujotaką, spektrinį kraujotaką, bet įvertinti nieko tikrai negalime. Pakreipus pulsinės bangos liniją šitą, mes jau turime kažkokios tai matmenis, pulsinės, maksimalus sistolinis greitis, galinis diastolinis greitis, tačiau vėlgi noriu atkreipti dėmesį, kad mes visiškai neturim Doplerio vartuose jokios linijos. Ir jeigu mes ją išdedam lygiai greičiai, gaunam apie 60 laipsnių kampą ir mes turime, kaip matot, akivaizdų kraujotakos būtent maksimalaus sistolinio greičio skirtumą. Kitas pavyzdys, kaip yra svarbu taisyklingai atlikti patį matavimą, tai yra Doplerio vartuose linijos šitos išdėliojimo pagal kraujotakos kryptį. Tiesiog paprastas pavyzdys, jeigu mes turime arba 46 laipsnių, šiuo atveju 56 laipsnių ir pati kraujotaka jinai skiriasi. Taigi, jeigu kraujas, kaip ir sakiau, teka link daviklio pusę, mes turime teigiamą Doplerio dažnio poslinkį ir mes turėsime virš bazinės linijos spektrą įsidėsčiusi aukščiau. Toliau, spektrinis Dopleris yra mažėjantis, kadangi pats kampas tarp kraujotakos tėkmės ir pulsinės bangos krypties keičiasi. Ir jeigu kraujas jau teka nuo daviklio, mes turime atvirkštinį variantą. Spektras bus įsidėstęs žemiau bazinės linijos. Kiti momentai, kuriuos irgi reikėtų žinoti, pavyzdžiui, vertinant patį stiprumą arba geiną arba stiprį, kaip jį pavadinsi, matuojant būtent pulsinės bangos metu, jeigu jis yra pakankamai stipriai užkeltas, tas stiprumas sustiprintas, mes gausime papildomą tokį taip vadinamą veidrodinį artefaktą. Akivaizdu, kad jį reikia sumažinti ir mes tada tiksliai galėsime išmatuoti būtent šiuo atveju veninę kraujotaką. Dar kas yra svarbu, irgi uždėję ir doplerinį langą, ir pulsinės bangos liniją. Mes daleiskim tokiu atveju gauname neigiamas kreivės. Aišku, reikia invertuoti, kad išmatuot kraujotaką, tačiau tokiais atvejais mes gauname taip vadinamą aliasing, nežinau kaip lietuviškai išversti, taip ir vadinsiu aliasing efektą. Tokiais atvejais yra paprasčiausia sumažinti, tai yra nuleisti bazinę liniją, kad mes galėtume išmatuoti kraujotaką.
Taip pat svarbus yra ir pulsinės bangos metu įvertinti ir skalę. Šiuo atveju skalė yra per maža. Skalė arba pulse repetition frequency, impulsinės bangos dažnis, siunčiamas bangos dažnis, jis yra per mažas, dėl to mes irgi gaunam papildomą aliasing efektą. Šiuo atveju tiesiog reikėtų tą skalę padidinti. Ir atvirkščiai kitas pavyzdys, kai yra skalė jau per didelė, mes vėlgi tos bangos niveliuojasi irgi gan darosi sunku išmatuoti. Tiesiog reikėtų spektrinį doplerį jį reguliuoti daugmaž vienodai, kad mes matytume visame regėjimo lauke. Mėginio tūris irgi yra svarbus. Šiuo atveju tiesiog pavaizduotas didesnis mėginio tūris ir mes turime spektrinį doplerį visą užsipildžiusį triukšmu, tai yra tiesiog visame šitame lauke juda eritrocitai, dėl to mes iš kiekvieno taškelio gauname signalą. Šiuo atveju mes sumažiname mėginio tūrį ir tada mes registruojame tik tais paties aukščiausio dažnio eritrocitus. Ir kaip matot, šitas jau triukšmas jis yra išnykęs. Fokusavimas irgi tam tikrais atvejais vaidina svarbų vaidmenį. Šiuo atveju fokusas yra viršutinėje dalyje ir sumažinę, pagilinę, tai yra fokusą į gilesnės struktūras, mes ir spalvinis dopleris irgi atrodys spalvos gražiau. Taip pat yra svarbus ir paties lango valdymas, to doplerinio lango valdymas. Mes turime paprastą šiuo atveju kvadratą. Ir matome tokią gan mišrią kraujotaką ir pakeitus išmatavimus, tiesiog pačią padėtį doplerinio lango, mes matom vienalytę kraujotaką. Taigi, reziumuojant, ką reikėtų prisiminti, kad spalvinė duplex sonografija tai yra tas pats, kas ir triplex sonografija, tiesiog vienu metu yra naudojami 3 režimai. Visą laiką matuojant kraujotaką yra svarbus insonacijos kampas, tai reiškia visą laiką turi būti mažiau negu 60 laipsnių. Vėlgi patarimas yra apie mėginio tūrį, tai reiškia iš tos mėginio tūris, tai yra vieta, iš kurios yra matuojama pati kraujotaka, jinai turėtų apimti apie 2/3 kraujagyslės spindžio ir dažniausiai centrinėje dalyje, nesiekti pačios periferijos, kadangi žinom, kad kraujotaka pačioje kraujagyslėje nėra vienalytė.